Kodėl mes esam tikri, kad Dainius Adomaitis yra geras treneris Eurolygos komandai be Eurolygos patirties? Šaras sakė, kad Andrėja yra labai geras treneris. Labai geras. Vakar su taksistu kalbėjau, tarp kitko. Labai geras. Sako, taksistas pradėjo pasakot, kaip mėgsta Purlį ir jisai manęs net pažino. Sakau, tai aš pats nemažai prisidėjau, kad Purlys būtų tam podcast'e. Jis sako, klausau Purlio podcast'o, žinai. Bet aš įsuko, tai matė. Ir tada man pradėjo pasakoti istoriją, kaip Šarą vežė, tipo, žinai. Geras. Ir sako, pamačiau Šarą su žmona, vežu nemokamai, Šarai tik tai sėsk. Šaras sako, galiausiai, koks nuostabus žmogus, kiek pripasakoja, visą kitką. Ir galiausiai sako, vis tiek 50 eurų man padėjo ant stalo, žinai. Tai va. Yes. Šaras Amerikoje buvęs, supranta. Jo, ten be diskusijų. Šaras yra ir, dėl ko pasakoju, apie trinkierį, tipo, tam takse, pasak taksisto, neužpykit, gerbiamas Bolto vairuotojų, apie trinkierį pasakė blogesnių dalykų, negu kalba viešumoje. Čia taksistų versija. Šaras, jis dabar važiavo, čia dabar įvežė? Kažkur neseniai važiavo. Jo. Tai čia yra taksisto versija. Čia aš neįsigalvojau. Tai va. Tai aš galvoju, kad turbūt Jasikevičiaus yra du Jasikevičiai. Vienas, kuris giria Alytaus Dzūkiją prieš rungtynes Žalgirio ir Dzūkijos, kitas, kuris turbūt apie Dzūkiją pasisakytų kitaip, jeigu važiuotų su mano Bolto vairuotoju. Apie Adomaitį pasisakytų, žinai. Gali būti. Irgi viešai pasako. Už tai aš apskritai, vyrai, noriu lietuvių trenerių. Aš noriu lietuvių trenerių. Labai daug kalbėjom. Bet yra ir akivaizdu, kad šį sezoną naujų idėjų trūko. Ir per tą mėnesį su trinkieriu bent jau aš pamačiau daugiau idėjų su įvairiais penketais, su žaidėjų išnaudojimais, negu mes matėm per tuos 3 mėnesius su Kaziu. Tas irgi yra faktas, kad Kazys šį sezoną pritrūko idėjų, kaip galima žaidėjus geriau išnaudoti. Ir žinai, kaip ir sakai, trinkierė yra tas žmogus, kuris dabar žiūrint į žaidėjus, nelabai kažkas daro tai, ko nesugeba.